Tu ką tik paminėjai termomedieną. Kas Taip. tai yra? Nes tai yra toks trendinis dalykas, naujas dalykas. Kokie būtent dar išskirtinumai, apart to, kad jinai yra švelni. Ir kokia dar sakėjai? Nepamenu, ką sakiau, bet galiu pakartoti viską apie ją papasakoti. Jo, tai termomediena, sakykime, sąlyginai medienos visame statybos laikotarpį yra žiauriai jauna, ten dešimtmečiais gal, 20-30 metų, kaip technologija. Bet vis tiek mes jau matėm, lydėjo į mus ten tą pastarąjį dešimtmetį darbuose. Tai mes jau žinom, kaip jie elgesi ir mums, kaip tiems, kurie ją matė, tai atrodo patikima, stabili, gal va tą norėjau pasakyti, stabili lenta, vis dėlto mes turim sezonų pokyčius ir po sezono pokyčio, po šlapaus sezono ateina karštis, tai kažkur tai mediena deformuojasi, kažkuri labiau, kažkuri mažiau, o termomediena yra ta, kuri yra stabili, labai stabili mediena, ypač mažai vaikšto matmenis, nesirečia, yra švelni, draugiška basom kojom, nešerpetuoja, ypač alyvuojant, tai net termomediena gali pradėti šerpetuoti po kažkiek tai metų, bet aš esu šalininkas alyvavimo, tai vis laik pažymiu, kad netgi ją reikėtų alyvuoti. Tai grįžtant truputį prie technologijos, tai yra karštį ir garuose apdirbta mediena 200 laipsnių temperatūroje. Tuo proceso metu išdega celiuliozė. Celiuliozė tai yra cukrus, tai yra tai, ką griaužia kenkėjai. Tai to dalyko, ką mėgsta kenkėjai, nebėra, tad jį ženkliai rečiau pūva arba nebepūva. Tai va čia yra toks irgi jos didelis privalumas, ilgamžiškumas, jos keičiasi tą pati pušisane, bet dirbti tokiu procesu, jos ilgamžiškumas dvigubas. Tai va, tai kiek mes matėm tų terasų per tą laiką ir kažką ten ardėm, ar darėm, ar dadarėm prie jau buvusių terasų, tai tikrai tarnauja jais puikiai per visus tuos aspektus ir žinoma, ta kainos dedamoji vėlgi yra labai svarbi. Tai kad termopušies kaina, tai lietuvių kišeniai, yra tokia primtina. Ir tada kitas dar dalykas yra tas tvarumo elementas, kad tame visame apdorojame, kad netgi impregnuota pušis, tai vis tiek turi impregnantus, ten yra tos chemijos, vario sulfatų, dar kažkokių dalykų, ne? O čia nieko, čia tik garai ir čia visiškai tvarus produktas ir ilgamžis. Tai kaip supratau, net šito produkto alyvuot pagal rekomendaciją nereiktų, bet jūs vis tiek rekomenduojate alyvuot. Labai teisingai sakai, gamintojai nesako, kad ją reikėtų privalomai alyvuoti. Mes sakom, kad pagal eksploatavimą ir vėlgi, jeigu nori turėti gražias grindis, reiktų tai daryti tiek dėl spalvos, tiek dėl to, kad vis tiek po kažkiek laiko tas išsausėjimas lemia šerpetuojimą lentos, tai vėlgi tas basų kojų elementas, manau, irgi yra svarbus. Tai kiekvienam dalykui, kad jeigu nori turėti tikrai gražų, fainą dalyką, turėsi skirti kažkiek laiko.